Mūsų konferencijos ir savo pristatymą valstybės tarnybos reformų aktualijos prašytume perskaityti Viešo administravimo instituto direktorių docentą daktarą Vainių Smalskį ir docentą daktarą Andrių Stasiukyną, kiek aš žinau, liktai bendrautoriai. Prašau. Labą dieną visiems gerbimi kolegos, partneriai. Norėčiau šiek tiek po tokios teorinės įžvalgos, galbūt kiek tai praktiškesnius aspektus valstybės tarnybos tendencijas. Taip, ir F5. Gerai. Tai aišku, kalbant apie valstybės tarnybos modernizavimą, kaip tokį iš tikrųjų tos bendros tendencijos, kurios šiandien matom ir egzistuoja Europos kontinente ir anglosaksų valstybėse, tai vis dėlto jos kvestionuoja tą tokį posakį, kaip dažnai mes sakom, čia dar iš napoleoniškosios Prancūzijos paveldėta, kad valstybės tarnautojai yra kaip vinis be galvučių, jos lengva įkalt ir sunku ištraukti. Tai visos šitos reformos, jos šitą posakį, aišku, kvestionuoja, nes jis suformuluotas buvo karjeros modelyje, tam tradiciniam gimusiems turbūt prancūzų vokiečių civilizacijoje arba prūsų ir napoleoniškosios Prancūzijos. Ir šiandien, ką mes matom tas šiuolaikinės tendencijas ir modelių kaitą susijęta su būtent postų ir mišraus modelio plėtra. Daugelį valstybių, neišimtis ir mūsų Lietuva, ar ne, bet tai dažnai, aišku, prisidegiama kokiams tai europinėms reformomis, ar taip, bet esmė, kaip ir profesorius čia buvo pastebėjęs, kad visos šitos reformos yra gimę anglosaksų valstybėse ir net pradžia jų buvo Naujojoje Zelandijoje, po to išplėtota per Amerikos ir Didžiosios Britanijos intelektualinį resursą po visą ir dabar braunasi į kontinentinę Europą nuo gal 90-mečio. Tai aišku, šitie modeliai, jie yra orientuoti į rezultatus, į veiklos rezultatus ir pagrindinis, aišku, kriterijus turbūt yra valstybės tarnybos veiksmingumas, ko siekia ir mūsų valstybės tarnybos departamentas, inicijuodamas dabartinės ir dėdamas pastangas dabartinėms reformoms kaip tokioms. Na, iš tikrųjų, turbūt du modeliai rungtyniauja. Tas toksai, sakau, grinesnis, tai yra būtų postų modelis, kuris yra grinai užgimęs ir vykdomas anglosaksų valstybėse, o kitas toksai mišrus su postų ir karjeros elementais, čia dabar pas mus daugiau persvaros tos yra postų modelio, kuris taikomas, ir pas mus vidurio Europoje, sakykime, drįsčiau teikti, kad mišrus modelis iš tikrųjų pakankamai turbūt didesniai daugumoje vidurio Europos valstybių jisai yra prigijęs šiandien. Tame tarpe ir Lietuvoje mes turim mišrų modelį kaip tokį, kuris jungia karjeros ir būtent postų elementus kaip tokius. Na, man atrodo, tai, ką mes turim, tai yra tas optimalus variantas, ten dabar kaip tai ten labai jau tokio radikalaus judėjimo link postų, manau, nereikia. Ir aš manau, tą, ką ir gerbiamas direktorius paminėjo dėl mišraus modelio, dabar būtent yra tas optimalus variantas ir tos reformos, kurios šiandien aš kaip įsivaizduoju, nukreiptos būtent padaryti tą mišrų modelį, kiek galima veiksmingesnė mūsų valstybės tarnyboje. Ir kita vertus, aišku, karjeros mišrus ir postų, jeigu paimsim tos visus modelius, jie tokių grynų pavydalų nefunkcionuoja, sakykime taip, visien yra įvairūs elementai ir vieno ir kito įvairiuose šituose modeliuose. Na, kita vertus, ką daro ir mūsų departamentas, daugelis šalių pereina prie tos pirminės atrankos valstybės tarnyboje centralizavimo. Kita vertus, Lietuvos valstybės tarnybos modelis nėra toks radikalus, yra radikalesni modeliai, pritraukiant privačias atrankos kompanijas į tą pirminę atranką, tai ir Britanijos patirtis, ir Italijos patirtis yra. Mes, kiek aš suprantu, gerbiamą direktorių, turbūt išlaikom tokį nuosaikesnį variantą centralizavimą, kur
dar neįvedam įvairiausių tokių privačių atrankos firmų kaip akcininkų, sakykime, į atrankos procesą. Šiek tiek, bet labai nedaug. Tai čia yra tokia bendra tendencija ir sakau, daugelis šalių ieško to tokio efektyvumo ir galbūt skaidrumo, gal sakyčiau, pačiame atrankos procese. Na, iškyla daug visokių psichologinių problemų, kadangi didelė dalis valstybės tarnautojų buvo visą laiką pripratę prie tvirtų socialinių garantijų, kaip sako tėvynis be galvučių. Na ir tas priklausomumas nuo darbo stažo, reiškia, ir tie įvairūs inovatyvūs modeliai, kurie ateina valstybės tarnybos, tai jie gali pasirodyti nepatrauklus šiek tiek, bet man atrodo, kad šitoje diskusijoje ir gerbiami kolegos iš valstybės tarnybos departamento įvairius būgštavimus tarnautojų sugebės įrodyti, kad jie yra neteisūs. Tai tarnautojai bijodami kokių tai ten naujovių. Dabar, aišku, kalbant apie įvairius principus, kurie tarnautojų kvalifikacijos kelime, kitur ir taip toliau, iškyla tam tikrų problemų su to, kas yra siūloma, ypač galbūt įvadinėme mokyme, dėl tokio principo, kaip ten kolegų mokymas, saviugda ir taip toliau, man atrodo, šitie dalykai galėtų būti geriau išdiskutuoti, bet šiandien dėl laiko stokos mes galbūt individualiai kalbėsim ar šiaip su valstybės tarnybos departamentu. Kita vertus, aišku, mokymasis darbo vietoje yra vienas irgi iš tokių, sakyčiau, naudingų dalykų valstybės tarnyboje kaip tokioje. Na, nežiūrint visų reformų, išlieka tokios universalios kompetencijos valstybės tarnyboje, kaip, aišku, gebėjimas pristaikyti prie pokyčių, ten efektyvus komunikavimas, gebėjimas spręsti problemos. Ir čia jokios reformos tokių dalykų nekvestionuoja, jos išlieka universalios. Tai čia nėra kažkas tai tokio galbūt naujo. Jos gali būti pritaikomos visose modeliuose, tiek karjeros, tiek postų, tiek mišriam. Kita vertus, kinta valstybės tarnautojų, ypač vadovaujančių, reiškia, vertinimo įvairūs parametrai. Dabar jie yra tokie, aš išrinkau iš įvairiausių šalių, nuo Brazilijos iki Bulgarijos, ne tik apimant Europos Sąjungą. Ir jie yra šie tokie pagrindiniai galbūt. Ir aš, kiek žinau, valstybės tarnybos departamentas irgi tos pagrindinius ir lyderiavimo ir kitokius principus šias yra idėjas ir savo įvairiuose reformų dokumentuose. Tai jie tokie yra šiandien ir jie nėra ko tai unikalūs kiekvienoje šalyje, iš esmės tampa universalūs ir globalūs, jeigu taip galima būtų pavadinti. Ypač kalbant apie vadovaujantį valstybės tarnybos personalą kaip tokį. Na, nekinta tokios vertybės kaip ten visuomenės poreikių tenkinimas, procedūrų skaidrumas, profesionalumas ar administracinių paslaugų kokybė. Jie išlieka universalūs visose modeliuose ir čia turbūt jų ir negalima būtų kvestionuoti, kiek liečia ir mūsų mišrų modelį ar kitus valstybės tarnybos modelius kaip tokius. Na, public service, ta vadinamoji dabar jinai ant bangos, jeigu taip galima būtų pasakyti, įvairios ir didelės šalis ES įsivedinėta viešąją tarnybą, public service. Taip, aš žinau, kad ir Lietuvos Respublikos Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitete buvo tokia diskusija dėl tos, reiškia, plačiosios viešosios tarnybos kaip tokios. Na, prisimenat, buvo 95 metų valdininkų įstatymas. Tai ten buvo užgriebta ta viešoji tarnyba, bet jisai neišsiplėtojo, kadangi tai buvo dar toksai kaip ir pirmas blynas, tas pirmasis valdininkų įstatymas. Bet daugelis šalių juda tą linkmę ir matyt mes galvojam, bet aišku, tai yra nepigi reforma, bet perspektyvai matyt kažkas tokio yra galvojama, kaip aš žinau. Bet tai yra bendra tendencija. Daugelis šalių perina būtent prie to platesnio valstybės tarnybos, arba kaip mes dabar vadiname viešosios tarnybos, suvokimo kaip to. Taip, dabar dar kitas dalykas yra, čia buvo kalbėta apie
apie tam tikrą naujosios viešosios vadybos ir naujo viešo valdymo, sakykime, dualizmą tam tikrą. Ir gerbiamas profesorius Raipa apie tai kalbėjo. Yra toks terminas geras valdymas, good governance. Iš esmės, kas yra good governance, tai yra naujojo viešojo valdymo galbūt antra medalio pusė, taip galima būtų pavadinti. Yra New Public Management ir New Public Governance. Tai vat šitam dualizme tarp naujosios viešosios vadybos ir naujojo viešojo valdymo aktualūs tampa tokie principai, kurie iš esmės ir sudaro esmę galbūt valstybės tarnybos kaip tokios veiklos, aš taip galvočiau. Ir man atrodo dabar, kas vyksta valstybės tarnybos departamente, kurios reformos šiuo metu, tai būtent tas dualizmas tarp naujosios viešosios vadybos ir naujojo viešojo valdymo. Tai, kas dabar yra pasiūlyta reformose. Ir linkiu tą linkmę, sakykime, judėti ir spręsti. Ačiū Jums. Ačiū gerbiamam direktoriui už pranešimą.